Gerą dieną, mėlyjei mūsų žiūrovai. Šiandien sveikinuosi su VDU švietimo akademijos kanclerio pavaduotoju, daug eilutės, daktaru Mindaugu Nefa. Tuo ir pabaikim turbūt formalią dalį. Taip, galim jau dabar. Kadangi pats esat ir mokytojų buvęs, ir mokytojų mokyklos direktorium, ir esat mokytojų dinastijos pratęsimas, atsiprašau, literatūros, žinau, bet aš kaip poetas, reperis turiu teisę kalbėti. Gerai. Keisti žodžius reiškia pagal mano norimą struktūrą. Tai kokia jūsų istorija yra? Kaip taip? Kodėl taip? Juk jūsų tėvai prašė, kad jūs taptumėt mokytoju, ar galbūt draudė jum, sakė, jokiais būdais, kad tik tai ne to pačiu keliu. Reikalavo, kad tapčiau. Ne, iš tiesų juokauju. Mūsų šeimoje niekuomet nebuvo pernelyg didelės orientacijos į kažką. Sakykime, taip, buvo rodomas pavyzdys tam tikrus dalykus daryti. Kaip elgtis, kaip šnekėti, ką daryti, ko nedaryti. Yra fainas sportas krepšinis. Gal tu norėtum? Okei, norėčiau, kažkiek ten pažaidė. Yra faina veikla jaunieji šauliai. Okei, aš ten gal einu. Bet jokio tokio presingo. Tačiau natūralus toksai presingas didėjo, kai reikėjo baigti mokyklą. Kažką veiksi, ar ne? Kur tu stosi? Toks populiarus klausimas. Kada uždavė tą pirmą klausimą? Ką veiksi? Kurioje? 9 klasėje ir 12? Iš tiesų, gal taip neatsiminsiu, bet gal 9 klasėje jau taip labiau, sakykime, ryškėjo. Neatsimenu, ar buvo užduotas klausimas, bet ryškėjo, ką aš noriu veikti. O ką aš noriu veikti, buvo atsakymas labai paprastas. Aš noriu daryti tai, ką daro istorikai, nes mane labai domino istorija. Ne? Bet žmonės, man aplinkiniai sako, nu nesąmonė. Palauk, išsiaiškysim. Jūsų akimis, ką daro istorikai? Nu tai va, tai ką daro istorikai? Aš nežinau, ką daro istorikai. Jie tikriausiai rašo knygas, mano toks buvo požiūris. Nes aš rašau rašytojai. Jo, bet nu, va, toks buvo mano įsitikinimas, kad istorikai rašo knygas. Aš labai daug knygų buvau pradėjęs skaityti, vykdavo toks konkursas Laisvės kovų ir netikčių istorija ir ką žinau Lietuvos kariuomenė. Ten visos temos buvo apie partizanus, apie laisvės kovas. Man labai patikdavo. Aš ten biblioteko, kiek yra knygų, 9-10 klasėje viską perskaičiau. Tada paprašiau, kad man iš Kauno atvežtų knygų. Atvežė iš Kauno knygų, perskaičiau bibliotekų. Ta prasme, va, toks buvo lygis ir mano toks buvo įsivaizdavimas. Bet visi žmonės sakė, nu ne, nu ką, ne perspektyvu. Kas tuo metu buvo perspektyvu? Tai buvo politikos mokslai. Ir aš iš tiesų pakankamai save įsivaizdavau politikų, o mano įsivaizdavimas buvo toks, kad politikų tampama ne tik, kad tu dalyvavo politinėje veikloje, bet baigi tarptautinius santykius ir tampi profesionaliu politiku. Kitas variantas buvo studijos Lietuvos karo akademijoje, kadangi aš nuo 13 metų esu šaulys, man ta veikla labai tiko, patiko, prilipo ir panašiai, ir visi žmonės sakydavo, taigi tu tapsi karininku. Ir aš irgi svaršiau apie šitą dalyką, man visai patiko, bet mane labai suvaržydavo visuomet kariuomenė. Disciplina. Vis tiek tai yra, disciplina man tinka, bet yra... Nu, tas hierarchinė struktūra, kur kažkas turi įsako ir tu turi vykdyti ne visada sutikdamas su to, ką tau įsako. Ne? Taip, bet svarbiausia tai, kad tuo metu Lietuvos kariuomenė, kaip tik tai yra NATO įstojimo laikai, ar ne? Vakarietiška kariuomenė, bet tokia ne visai. Ne? Taip. Na ir to tokio, sakykime... Soldafonizmo buvo gerokai daugiau negu dabar. Ne? Ir man tas netiko, aš toks būdų eidavau į konfliktą, į ginčą ir tokie žmonės kariuomenė tuo metu negalėjo būti. Tai va, ir tada gal jau 12 klasė buvo, kažkada man tėtis sako, tai ką tu ten ruošiesi stot, ar turėjau sprendimą? Aš sakau, žinai, noriu istoriją studijuoti. Jisai sako, bet žinai, ta istorija, nu toks biški nuobodus darbas, tu sako, esi intravertas, gal kažką tokio, žinai, žaismingesnio. Ir apie mokytojo profesiją ten tikrai nebuvo jokios kalbos, tiesiog pagalvok. Bet vis dėlto kortos susidėliojo taip, kad aš ėmiau galvoti, aha, tai jeigu istoriku, kad būtų žaismingiau, o kas yra žaismingiau negu būti mokytoju. Kiekvieną dieną... Archeologų, archyvų ten... Taip, svaršiau. Tai kapstytojų. Tai ir taip atėjo tas kelias. Tiesiog į tuometinį Vilniaus pedagoginį universitetą, istorijos fakultetą ir pradėjau studijas sėkmingai, kurias ten jau baigiau po kažkiek ten metų.
ir tapau mokytoju. Va toks mano yra kelias. Tai jis nieko nėra įspūdingas. Ne? Žinant tą visą kontekstą, kad pas mane yra būdų tėvai, buvo ir yra mokytojai, mano močiutės abidvi buvo mokytojos, mano giminiai, tam rate yra daugybė mokytojų, mes ten kažkada mėginom skaičiuoti, 32 suskaičiavom ir tada žmonės galvoja, kad buvo kažkoks spaudimas, bet tikrai tokių dalykų nebuvo jokio ir varimo, mano nei šeimoje, nei giminiai susitikus nebūdavo šnekama, oi, mes čia esam mokytojai, nuskriaustieji, dabar mus ant paminklo pastatykit ir visi adoruokite. O tai buvo laikai, kuomet ir atlyginimų mokytojai negaudavo kelis mėnesius. Tiesiog tuo metu buvo tokia Lietuvos situacija. Pasakyti, kad mokytojai tai normalūs žmonės? Visiškai normalūs žmonės su savo pliusais, su savo minusais, su... Ir elgesiniai. Įvairiais dalykais. Gal jauniems žmonėms gali saro, kad mokytojai yra ta kategorija, kur tokie, mokytojai visada. Čia tokia juokinga istorija papasakosiu. Kadangi mano tėvai buvo mokytojai, tai reiškia ir draugai mokytojai, ar ne? Tai, nebūtinai, bet... bet taip, dažniausiai būdavo. Mes gyvename Anykščiuose rajone. Mokytojai draugauja. Kartais yra, ne? Tai mano anglų kalbos mokytoja, kai aš 4 klasėje pradėjau mokytis anglų kalbą, man iki tol buvo tiesiog teta Vida, kurie ateidavo pas mus visada į namus, arba mes pasėdom ir staiga jinai tampa mokytoja. Ir tada man vaikui, aš suprantu, kad jų visai kiti yra čia dalykai ir kad tai, ką aš matau namie, ką ten kaip laisvalaikį leidžia ir kas yra mokykloje, tai nereikia šitų dalykų maišyti į vieną dalyką. Kita vertus ir tas supratimas, kad mokytojas yra elementarus žmogus su 2 rankom kojom, su galva, su visokiais... Su jausmais, su emocijom, su geras, piktas, visai pagal situaciją kaip normalus žmogus. O šiaip smalsu, reiškia, mokykloje su teta Vida kitaip jūs bendraudavot negu namuose, bet, apart to, kad aišku, nevadino teta Vida. Bet ar pasikeitė į jūs žiūrėdama? Ne, tai nebuvo kažkoks, kad ten iškart matytum, kad kitaip bendrauja. Bet tai ir nebuvo tas bendravimas, kad išskirtų kažkaip. Kaip ir su visais mokiniais bendravimas buvo. Kitas dalykas... Yra jūs 10-baliai mokytas? Taip. Tai yra parašius 4. Tai aš manau, net ir 2 ir 3 tai yra parašius ne vieną, nes tiek intensyvus. O kokio dalyko mokytoja? Anglų kalbos. Atsiprašau. Teisingai, anglų kalbos. Tai, gerai. Aš tai manau, jūs pasąmoniškai užsiaugino visą tą aplinką tapti mokytoju. Ir smagu girdėti ir kažkaip tai tas toks laisvamaniškumas, šviesių žmonių laisvamaniškumas, būtent labai gerai pastebėjot pradžioje ir nepaliepimais, o savo pavyzdžių rodo, koks turi būti žmogus ir nevertimas rinktis, bet demonstravimas kažkokių tai vertybinių galbūt dalykų irgi yra toks nukreipimas. Tai ar manot, kad mokytojas mokykloje yra įgalus taip paveikti mokinius? Jūs irgi mokytojas. Tai ne tik įgalus, bet ir mokytojai tą daro. Viena vertus savo pavyzdžių numuša mokiniams norą arba tiesiog galbūt tokį interesą pamėginti sekti šituo keliu, kitu atveju kaip tik paskatina. Aš kai dirbau mokytoju, aš niekuomet specialiai mokinių irgi nestumdavau į šitą pusę. Jeigu aš matydavau kažkokį susidomėjimą, interesą, tai pašnekėdavom apie tos dalykus ir tikrai aš turiu mokinių, kurie baigė pedagoginės studijas, kurie dirbo mokytis arba dirba su jaunimu, ta plačiaja prasme, nes tai yra ir jaunimo įvairūs darbuotojai, kurie ten savo kelią rado. Tai niekuomet su jais nebuvo toks primiktinis, žiūrėk, tau būtinai čia stok, daryk, tenais 3, 4, taip galbūt į renginius pasiūlyti, nuvažiuoti, dar kitus dalykus. Turi sudaryti įvairias galimybės, bet svarbiausia, kad renkasi žmogus. Ir nei vienas mokytojas negali garantuoti, kad vienas ar kitas žmogus turi pasirinkti tą kelią, kurio nori mokytojas ar jo tėvai ir tikrai ten jam bus faina, gera ir gražu, jisai ras tą sėkmę. Čia gyvenime labai retai jau tai būna, kad šiais laikais žmogus atrastų sėkmę ten, kur jį būtinai nudreifuoja kiti. Galbūt yra tokio, amato atlikimas ten ar
aš būsiu medikas, nes mano 5 kartos buvo medikas. Mes pradėjom nuo to kalbėti, kad jūs irgi kalbėjote, nu va, čia būsiu politikas, nes tai apsimoka, bet nebūsiu istorikas, nes tai neapsimoka. Stokį man taip, stokį teisę. Ne, aš negalvoju, tai apsimoka, neapsimoka, bet man tai traukia tas finansinis dalykas, bent jau aš, kai buvau 11-12, man buvo visiškai, nes aš net neįsivaizdavau. Nu, kaip sakyti, įsivaizdavimas pagrindinis buvo toks, kad mokytojų būdamas tu aukso kalnų nesusižersi, nes namie turėjau 2 žmonės, kurie buvo... Bet jums tai nebuvo vertybė? Niekiek, ta prasme, aš apie tai niekada net nesusimašiau. O tarpusavį jūs diskutuodavo, nu, vat, paaugliai, 12-okai, vat, ar vienas sakydavo, aš varysiu ten, aš sakydu, o jūs sakėte, aš varysiu būti mokytoja? Ne, mūsų diskusija buvo pagrindinė, kad varysim į Vilnių. Ten viskas. Vilnius ir tada galbūt išsisortindavom tenais kažkokias aukštasis mokyklas. O ten kabinsimės už visų galimybių. Nu, toks vat buvo, modelis. Į Kauną, nu, tu į Kauną kažkas, jeigu pasvarsil, ne, nu, tai ką tu Kaune, važiuok į Vilnių. Tai prasme, net ne apie kažkokią vieną ar kitą aukštą mokyklą. Bet yra tiesos tame, kad pirmas kursas Vilniuje aukštosiose mokyklose yra toks dar neapsisprendusių žmonių, bet kokią kainą norinčių jame pasilikti sambūris, toksai sabrūzdis. Aš manau, kad taip, nesvarbu, kokie tai yra laikai, ar kai mes mokėmės, ar kai šiais laikais įstoja žmonės, nu, natūralus yra traukos centras Vilnius ir demografiškai tai labai akivaizdu yra. O kaip manot, kas teisingiau yra? Ar įstoti į, reiškia, profesiją, kuri pasirodo paskui, kad nelabai faina, bet, nu, aš įstojau ir varau dabar iki galo, ar įstoti ir perstoti po kažkiek tai laiko, kas bus nepatogu, negarantuotai, kad pavyks, bet jau atradus, kas labiau domina negu ten, kur esi, bandyti perstoti. Tai aišku, antras variantas, vienareikšmiškai, ir kas net susijęs su pedagoginiam studijom, aš kai važinėjau po mokyklas, aš niekada mokinių neklausiu, ar tu tikrai nori tapti mokytoju, ar tu tikrai nori studijuoti, nes, nu, tai nėra paprasta atsakyti jaunam žmogui, ką aš tikrai noriu, aš nežinau, iš visko noriu, aš noriu dabar namie sėdėti ir kompų žaisti. Aš esu baigęs edukologijos universitetą, tuometinį pedagoginį. Ir mūsų kursas buvo 141, kaip Seimas, aš nekyvais nemokiausi. Ir kai gerbiamas dekanas įėjo pas mus į jau pomandatinės, mes čia naujokai, viskas, blizga šarvai, ten, sako, kiek jūsų mėlėjai žada pabaigę, žada dirbti mokyklose. Spėkit, kiek buvo rankų? Nu, 3. Ne vienos. Okay. Jis taip pažiūrėjimus, sako, aišku. Ir išėjo. Tai nebuvo tiesa. Per tą laiką, kol mokėsi, žmonės pasirinko įvairiai likimus ir tapo kai kurie mokytojais, dalis tokių kaip aš ten užsiėmė neformalių švietimų, vis tiek tas dalykas. Bet kaip aš suprantu, gerai, jūs pirmas pasakykite, aš užduosiu klausimą, kodėl jūsų nuomonė reikia stoti į aukštąją mokyklą? Nereikia. Nereikia? Manot, reikia aukšto išsilavinimo ar nereikia? Manau, kad jeigu tikrai žmogus žino, kad jis nori tam tikrą profesinį kelią susirasti, kur reikalinga šitas dalykas, ar ne? Ne tik tai dėl diplomo, nes yra ir formalūs dalykai, bet ir dėl žinių, kompetencijų ir panašiai. Tai taip, bet jeigu stoti tik dėl to, kad stoti ir dėl to, kad mama nori prieš savo draugės ir giminės neapsipazorinti, kad vaikas nieko nestudijuoja, ar ten, nežinau, pasidarė pertraukos metus, ir tai aš manau, kad ne. Net aš keliu tokią labai kontroversišką idėją ir iš esmės pjaunu šaką, ant kurios aš sėdžiu. Mano galva, kuo toliau, tuo ateityje nublanks aukštojo mokslo arba šiaip bendrai mokslo poreikis kaip po tokio fundamentinių ypatingai žinių. Ir dabar jau mes matome tuos pokyčius. Vis daugiau taikomųjų disciplinų atsiranda, nyksta studijų programos, kurios yra siauros dabar. Taip, į siaurumą. Ir tai nėra lietuviška kažkokia tendencija, tai yra bendra tarptautinės idėjos ateinančios iš kitur. Dirbtinis intelektas labai stipriai šitos dalykus keičia. Mokslininkai dažnai nebesugeba prisivyti šitų dalykų, jie tampa tokie savotiški dinozaurai, 1 arba 2 klausimų žinovais ir tiesiog užsidarę savo kažkokiam tai burbule,
nebemato, ko reikia visuomeniai. Tai aš manau, ateityje mokslo kaip po tokio mūsų suvokimų šiandieninių prasme gerokai sumenkės, bet tai nereiškia, kad jo visiškai nereikės. Visuomet reikės žmonių, kurie turi gilintis į vairiausius klausimus, visuomet reikės žmonių, kurie turės būti mokytojais. Tik tai pasikeis šiek tiek funkcijos ir jos jau yra pasikeitusios. Jeigu prieš keliasdešimt metų mokytojo žodis, nesvarbu ar auklėjamąja prasme, ar dalykinė prasme, buvo be galo svarbus ir reikalingas, dėl vienos labai svarbios priežasties. Iš kitur tu jo ir negalėtum gauti. Kaip ten, policininkas, kunigas ir mokytojas. Buvo 3 tai čia tokie dar vėlesni, bet čia, sakau, kelių dešimtmečių yra klausimas. Interneto, kai nebuvo, sakykime taip, riba, ar ne? Tai vat mokytojas pasakė arba vadovėlį parašyta. Viskas, žinios tuo užsibaigė, sakykime taip, ar ne? Taip, natūralu, kad knygų buvo, bet čia yra kitas klausimas. Šiais laikais mokytojas gali pasakyti daugybę dalykų. Bet vaikui rasti kitą papildomą alternatyvę informaciją užtrunka kiek? 15-17 sekundžių, jis pasimti telefoną, įsijungti ChatGPT, užduoti klausimą ir jis jau daugybę dalykų gali atrasti. Ir čia kyla tie tokie kiti klausimai, ką mokytojas turi daryti, kad mokytojo kaip mentoriaus, kaip tokio tutoriaus reikšmė gyvenime vis iškils labiau. Mokytojas jau nebebus tik tai žinių perteikėjas, turiu pasakyti, kelintais metais įvyko tas ir tas, bet leidžianti žmogui susinaviguoti visame šitame pasaulyje, nepasimesti informacijos gausoj, atrankoje, kaip aš galiu susižiūrėti šitos dalykus. Jau dabar mokyklose mes tai mėginame akcentuoti. Tai nėra taip paprasta, nes kartų virsmas mokyklos yra šiuo metu sustojęs. Prieš keletą dešimtmečių mokykloje kartu virsmas įvykdavo, kai dalis žmonių išeidavo į pensiją ir baigusių ateidavo ten, sakykime, 10 mokyklą, ar ne? Ir vyksta tokia natūrali kaita. Dabar viskas tai yra apstoja su tuo, kad vis mažiau žmonių pasirenka pedagoginės studijas ir mokytojo kelią. Vis daugiau dirbo žmonių jau sulaukė pensinio amžiaus, nes nėra kam dirbti. Bet jie iš senesnių laikų dirba. Taip. Ir jie tiesiog dirba ir nereiškia, kad jie dirba blogai, bet tiesiog jie dirba dažnai ir pagal tuos tokius senuosius principus, kuriuos yra įgyję. Ir tiesiog taip turi sistema, negali sistema likti be nieko. Ne? Ir tai yra didelė pagarba tiem žmonėm, kurie jaučia didelę pareigą ir didelę atsakomybę, gyvenant kažkokiam rajono centre, žinant, kad jis yra vienintelis fizikos mokytojas, 40-50 km atstumu ir jis vis dar dirba, nes supranta, kad be jo susidarys visiškas vakumas. Tai va, bet natūralu, kad mes ateityje tikrai matysim kitokį mokytoją, kitokį mokyklą ir kitokį mokinį. Nes mes kaip mokytojai, aš dar vis mėgstu sakyti, kad aš esu mokytojas, mes kaip mokytojai turim suprasti vieną labai svarbų dalyką. Mes rengiam mokinius ne dabarčiai, mes juos rengiam ateičiai. O kokia bus ateitis, niekas iki galo nežinom, todėl ką mes darom. Mes remiamės tradicija ir patirtim, mes remiamės tuo, ką sako šiuolaikinis mokslas ir darom spėjimą, ko galbūt reikės tam ateities žmogui už 10 metų, už 20 metų ir panašiai. Ir tai yra žiauriai sudėtingas darbas. Bet mokytojai juk dirba pagal metodiką, kuri jiem yra ir bendrai priimta. Tai sakau, tradicija. Tai kiek mokytojas savo veikloje yra laisvas interpretacijom, traktacijom, nežinau, naujų temų, apžvalgai? Totaliai. Gali viską daryti, ką tik tai nori. Ta prasme, jeigu man reikėtų pasakyti, kokia yra specialybė, profesija, kuri yra viena iš tokių laisvųjų, tai be abejo būtų mokytojas viena iš topo. Aš net sunkiai, kūrybininkas irgi. Ta prasme, visi žmonės yra ribojami tam tikrų dalykų. Elgesio normų, įstatymų. Tai ar mokytojas ne? Mokytojas irgi yra ribojamas. Tai jeigu dabar, sakykime, ar mokytojas gali pradėti keikti Lietuvos valstybę ir sakyti, žinot, čia mes visi tuo žlugsime, tuo aš sakysiu ne. Ir tada kažkoks mokytojas X, kur jam ten vertybinis aparatas yra sutrikęs, jis sakys, čia yra varžoma mano saviraiška. Bet tai nėra šitie dalykai. Ne? Mes kalbam apie elementarius dalykus ir mokytojas turi daugybę laisvės. Taip, yra kelrodės žvaigždės, yra ribos, tai yra programos, yra įvairūs reikalavimai, ką daryti, ko nedaryti ir panašiai. Bet tai bet kurioje profesijoje susidurėm su šitais dalykais. Šitas podcastas negali būti 3 valandas.
Nu, jeigu mes padarysim 3 valandas, vis tiek iškarpysit, kad būtų tiek laiko, kiek yra, ar ne? Nu, taip yra gyvenime, kad yra tam tikros ribos, kur žmogus turi prisitaikyti. Ir mokytojo specialybė yra tuo žavi, kad jisai tikrai turi daugybę šansų, bendraujant su jaunais žmonėmis, pritaikyti tuos dalykus, tuos rėmus, kurie tiktų konkrečiai tiems mokiniams, kurie šiandien ateina pas mane į klasę. Ar mokytojui yra draudžiama kalbėti apie karą Ukrainoje? Ne, nedraudžiama, nors to nėra programoje įrašyta. Kartais reikalavimai ir programos mokytojams tampa skydu, kurio galiu pateisinti, kodėl aš to nedarau. O iš tiesų tai yra galimybės, ką aš galėčiau dar naujo padaryti. Nėra nei viena mokytojai duodama metodų sąrašo, kuriuos tu tik tai juos gali naudoti. Tokio dalyko nėra. Nėra tam tikro žodyno, kurį tu tik tai gali vartoti. Aišku, yra tam tikros rekomendacijos, nes tikrai negali įžeidinėti mokinių. Bet tai čia mes kalbam apie elementarius dalykus, ar ne? Tai gerai, bet tada aš tik tai tokį mažą intruzą padarysiu. Tai vis tiek mokytojas būdamas mokytoju, nu, atėjęs toksai mentorius, ne? Tai jis, nu, negali būti pašlemėkas. Nu, negali. Jisai, ta prasme... Ir jeigu jis toksai ten kažkaip tai pakliūna arba pasikeičia arba nutinka, nu, tai tokie dalykai turėtų būti užkardomi greičiausiai, nes nu, jisai yra... Šnekėjot apie spėjimą, ne? Mokytojo darbas tai yra darbas į ateitį ir spėjimas. Kaip jūs matote, kokia yra ateitis mokytojo profesijos? Nu, gerai, mokytojo profesijos. Kol kas tiek apsiribau. Tai apie vieną dalyką užsiminiau, kad vis menksta tas, reiškia, vaidmuo, kad mokytojas yra žinių perdavėjas. Mokytojas yra tas asmo, kuris turi padėti susigaudyti visoje šitoje informacinėje erdvėje. Antras momentas tai yra technologinis faktorius. Jau mes turime... Gal nereikia jokio mokytojo, tai reiškia... Nu, tiesiog, aš jums pritariu, bet aš dabar biškai pasikalbam. Nu gerai, sukuriu programą, visi vaikai ryte 9 valandą namuose privalo atsidaryti kompiuterį, kur sugeneruotas AI, reiškia mokytojas, jam pristato visas pamokas. Labai neblogai, tai tiktų kokiems 5-10% visatos jaunų žmonių, kurie atitinka mokyklinį amžių. Bet tai yra tik 5-10%. Tie, kurie turi savireguliaciją gerą, savikontrolę, kurių tėvai kreipia didelį dėmesį į tai, ką vaikas veikia. Ir jiems tikrai puikiai sektųsi. Likę 90-95% jiems šitas dalykas netinka. Dėl 2 priežasčių. Pirmas, tai kad žmogus yra biosocialinė būtybė. Biologiškai, ne, mes visi esame panašus su tam tikrais skirtumais, o socialinė prasme mums yra būdingi tam tikri elgsenos modeliai. Tai jeigu vaiką mokinį paliksi vieną be mokytojo klasėje, kas prasidės? Prasidės veiklos, pačios įvairiausios, mokiniai nesėdės, nežiūrės į sieną ar į lubas. Taip, bus tokių 1-2, ar ne? Tai lygiai tas pats ir prie kompiuterio ekrano. Jeigu vieną paliksi, jis susigalvos daugybę pačių įvairiausių dalykų, ką jam veikti, apart to, kad klausyti ar dirbtinio intelekto, ar kažkokio žmogaus, kuris kalba nuotoliu. Ir netaip senai buvęs nuotolinis mokymas yra to puikus pavyzdys, kada mes įkritome dėl labai svarbių priežasčių. Taip. Ir gerai, kad atsirado tokios galimybės, kurios leido tęsti procesą. Didžiai daliai žmonių tapo iššūkiu ne tai, kad mokytis, bet tiesiog įsitraukti į procesą. Kameros, ten visi kiti dalykai, įėjimas į jo tokią asmeninę erdvę. Ir iš tos pusės, nu tai tiesiog, kodėl man reikia daryti tai, ko aš visiškai nenoriu. Jeigu aš noriu žaisti kompiuterinį žaidimą, kodėl aš turiu klausyti istorijos mokytojo Mindaugo, kuris pasakoja apie 30 metų karą ir dar liepia užduotį kažkokią padaryti. Nu, tai yra tiesiog socialinė prasme yra sudėtinga. Tai ir dar vienas papildomas dalykas, kad net jeigu mes pereitume prie tokio modelio, svarstykime, ne? Vis tiek turės būti tam tikri mokytojai, kurie turi parengti dirbą visam šitam dalykui, kurie turi išmokyti dirbtinį intelektą, kuris beje labai greitai mokosi, jisai yra labai imlus labai visiems dalykams, vis tiek turės būti tam tikras žmogus, kuris sustiguoja šitą procesą. Taip, galimas toks ateities scenarijus yra, kada mūsų klasės taps ir geografinė prasme, ir skaičiaus prasme gerokai didesnėmis, kada tie technologiniai dalykai mums leis vienu metu mokyti vaikus esančius skirtingose pasaulio valstybėse ir tai daryti pakankamai efektyviai. Bet šiandien dienai, nu, to dar mes neturim.
nes vien ekonominis faktorius kažkas tai gali pasinaudoti, sakydamas, kad, žinot, neapsimoka mokyklos autobusiukai, patalpos, šildymai, maitinimai, dar kas nors. Vaikas sėdi namuose, bet kad tas vaikas nieko nesimokys, greičiausiai. Dar palieskim telefonų klausimą. Daug diskusijų iškelintis, reiškia, dalykas. Ir viena iš nuomonių visuomenėje, tokių radikalesnių, tai yra, kad, toks, žinot, kaip išspręs problemą. Tai ar yra tokie būdai nematyti jos, arba, pavyzdžiui, ją uždraust. Uždraust telefonus. Kaip jūs žiūrite tai? Neleist vaikam neštis telefoną į mokyklą. Yra du keliai. Vienas mano kaip tėvo kelias, kitas kaip žmogaus, kuris yra švietimo sistemoje. Tai kaip tėvas, kai mūsų gimė dukra, dabar yra 9 metai ir yra trečiokė, mes su žmona labai džiaugdavomės, kai jinai 1 ar 1,5 metukų planšetėje didindavo ir mažindavo vaizdus ir buvo labai faina. Bet kai buvo apie 2 metai, pastebėjom, kad kiekvieną kartą išėjimas iš tos planšetės užtrukdo vis ilgiau ir vis emocingiau. Ir mes nuo to laiko tiesiog nutraukėm šitos dalykus su ekranais, tai buvo pakankamai sudėtinga, bet dabar jau 9 metų žmogus yra atradęs save knygose, muzikoje, dailėje, bendravime. Taip, jinai nori to telefono, nori kitų dalykų, jinai yra normalus žmogus, bet tai nėra, kad jinai ten tik tai gyventų. Ir jinai yra trečiokė, bet neturi savo telefono, turi apyrankę telefoninę, su kuria mes galim susisiekti, mes norim žinoti, kur jinai yra ir panašiai. Tai čia aš šitą dalyką sakau, kad žiūrovas nesakytų, tai jis ten neturi vaikų, jis nežino, kaip ten veikia ir tiesiog jo vaikas sėdi tik telefone. Tai taip nėra. Kaip mokslininkas ir švietimo žmogus, aš galiu pasakyti, kad kardinalus draudimas nepasiūlant alternatyvos irgi yra žalingas. Tai jeigu mes mokykloje iš visų mokinių surenkam telefonus ir sakom, jūs dabar sėdėkite ir žiūrėkite į tą juodą tašką, kurį pasikabinote ant sienos, tai yra blogai. Bet jeigu mes sakom, žiūrėkit, reiškia, telefonas blaško, trukdo, mes dabar turim tam tikrą laiką, kada turim susifokusuoti į kitus dalykus, kad mažiau trukdytų, pasidėkim jį, galbūt arčiau, galbūt toliau, yra daugybė čia įvairiausių formų. O kai mes jau turim atsipalaidavimo kažkokius momentus, mes galim galbūt tai daryti. Aš esu išbandęs įvairias praktikas ir kaip mokytojas ir griežčiau kalbėjęs su mokiniais ir panašiai. Aš esu turėjęs ir vadovavęs mokyklai, kuomet mokinys atėjęs į mokyklą telefoną padėdavo į dėžutę ir jį naudodavo tik tai, kai yra poreikis, ar per pamoką, ar pertraukos metu, susisiekti su kažkuo, surasti informaciją ir panašius dalykus daryti, bet tikrai nebuvau šalininkas, kad telefonus reikia surinkti, sudeginti ir kad jų daugiau nebūtų. Mes turime išmokyti jaunus žmonės naudotis šitais dalykais tada, kai jų reikia. Ir nesinaudoti tada, kada jų nereikia ten, einant gatvėje, per perėją, nematyti, kur aš einu. Čia yra ir saugumo dalykai, negyventi vien tik tai tuose alternatyviuose dalykuose, kuriuos mums suteikia telefonas. Aš suprantu, bet mes turime išmokyti, tai skamba abstrakčiai ganėtinai, kaip išmokyti nesimant radikalių priemonių. Nes, kaip išmokyti to nedaryti, jis sako, aš nenoriu, aš nepadėsiu. Ir tada tu sakai, negalima. Taip, bet čia yra mūsų bendros taisyklės ir jeigu mes jų visi laikomės vienodai, tai jeigu tu nepadedi, tai... Bet jau atsiranda failas toksai, kad yra taisyklės. Taip, yra. Visų bendrai priimtos, kartu su jais, reiškia, nutartos. Aišku, mokinys negalės pritarti tokį taisyklį, nes čia tiesiog bus pernelik skaudu, bet labai svarbu tai komunikuoti nuo pat pradžių, nuo pat mokslo metų pradžios. Mūsų mokykloje yra tokios taisyklės, gerbiami tėveliai, gerbiami vaikučiai. Prašau tėveliai neskambinti 12-15 savo vaikams, nes jie tuo metu sėdi 5 pamokoj. Jie yra saugus. Ir čia yra susiję dalykai ir su pasitikėjimu mokykla. Ir mokykla turi tą užsitarnauti dalyką. Jeigu jūsų vaikų kažkas nutiks blogo pamokų metu, kuomet jis yra mokyklų, mes jūs informuosime maksimaliai staigiai. Bet mes kartais mokyklai turim tokią situaciją, kad tai yra palaidos balos toks efektas ir mes tik tai jau pamatę, kad pernelyg jau palaida bala mėginam kažką daryti. Mokiniai pamokų metu gastroliuoja po visą miestą, kur tik tai nori, parduotuvės, kavinės, dar kiti dalykai ir mokykla tada sunkiai gali prisimti tas atsakomybės. Bet tėveliai, kurie atveda savo vaikus į mokyklą, ypatingai, kai tai yra, reiškia, jauno amžiaus vaikai, pradinukai, 5-okai, 6-okai, jie turi tikėti, kad mokykla yra ta saugi terpė, kur
jų vaikų bus pasirūpinto. Jeigu nutiks, jam bus suteikta pagalba, jis bus informuotas ir to, sakykime, telefono tarsi nebereikia. Kitas dalykas, mes turime padėti mokiniams išmokti, kaip to telefonu naudotis, padedant mokytis, kaip ieškoti informacijos. Nes labai dažnai aš pats tą mėgindavau, sakydavau, nu gerai, dabar pasiemam telefonus ir einam į Google ieškoti informacijos. Tai aišku, 50% nueina į Google, 30% nueina į Messengerį pasitikrinti, kas ką rašė. Nu taip jau veikia tie socialiniai dalykai. Ir aš nesakau, kad iš karto tada tu turi juos, reiškia, kaip kirviu ar peiliu kirsti. Reikia juos mokyti šitos dalykus. Nu žiūrėkit, toks susitarimas buvo. Natūralu, kad yra įvairiausių situacijų. Bet ar reikėtų tada aštrinti situaciją ir tą konfliktą tik dar labiau rutuliuoti, plėšti tą telefoną, grasinti kažko ir panašiai? Ne. Čia yra nepedagogiški metodai, bet mes dažnai nemokėdami arba nenorėdami sukontroliuoti situacijos taip, kaip mokė netgi universitetuose, mes einam tokiu lengvesniu keliu ir tą rezultatą pasiekėm blogesnį. Tai apie tas įvairiausias metodikas tikrai yra kalbama. Aš puikiai atsimenu, trečiam kurse, kai mokiausi pedagoginiam raidos psichologiją, mums dėstytoja pasakojo apie įvairius specialiųjų poreikių vaikus. Ir mes visi sėdėdavom istorikai ir juokdavomės iš dėstytojos. Ir sakydavom, dėstytoja, apie ką jūs čia kalbat? Tokių vaikų nėra mokyklose, kurie turėtų įvairiausių poreikių, turėtų ten visokių diagnozių, kaip tuo metu buvo šnekama. Ir mes pradėjom dirbti mokykloje ir sakom, o kodėl mūsų apie tai nieks nemokė? Užmirždami, kad dėstytojas buvo tas žmogus, taip, trečiam kurse per tos dalykus. Ir tiesiog, taip nutinka, žmogus yra tokia būtybė. Tai vad grįžtant į tą klausimą, vis daugiau psichologų rekomenduoja riboti griežtai ekranus vaikams iki 14-16 metų. Griežtai. Tai nereiškia, kad ten, kai tik tai jis pasižiūrė ekraną, jį ten su bizūnu talžyti. Bet mes dabar kalbam apie tai, ar kaip telefonas turėtų būti prie jo pamokos metu? Taip pasakysiu, kadangi didesniai daliai tai yra papildomas trukdis, tai aš manau, kad jis galėtų būti kažkur toliau. Dėžutėje, ant palangės, ant stalo kito. Bet mokinys tuo telefonu galėtų naudotis, kai yra poreikis. Pavyzdžiui, per istorijos pamokas aš nematyčiau jokios problemos. Kai mokytojas leidžia, pavadinkim taip. Taip, bet tai yra bendra taisyklė. Pasiūlo ir leidžia. Jeigu aš turėčiau klasę, kur 25 vaikai ant stalo pasidėję telefoną ir niekada jį nepasižiūri, ten, sakyčiau, okei. Bet tokių nebūna. Ne, tiesiog taip, net suaugusiam taip nebūna, ar ne? Šitų dalykų. Tikrai taip. Daug yra kalbėjimuose apie tai, kad kiekviena karta yra labai skirtinga. Ir kad, nežinau, spekulacija, nespekulacija, kad su kiekviena karta jauni žmonės vis labiau, aš pavadinsiu, nedrąsus, vis labiau pasimetę, vis labiau sunkiau save matantis, randantis ir vis tokie paviršutiniškesni darosi. Ar tai tiesa ar ne? Ir taip ir ne. Aš manau, kad jo, dabar, kaip mokslininkas. Kaip meteorologai, lis arba nelis. Gali lyti. Dabar koks yra esmė? Aš kodėl sakau ir taip ir ne? Aš nenoriu būti tuo, kuris sako, šių laikų jaunimas tai yra visiškai kitoks. Jaunimas ir mokykla yra toks pat, koks ir buvo net ir 18 amžiuje. Ką aš noriu pasakyti? Mokinio užduotis nepasiduoti mokytojui. Mokytojo užduotis yra įvairiausiais būdais pamėginti įveikti mokinį, apgauti jį taikant įvairiausias metodikas, kad jis imtų, palūžtų ir pradėtų daryti tai, ko jis nenori. Mokytis. Tai šitas dalykas yra nepasikeitęs, keitėsi technologijos, ten ir panašus dalykai, bet šitas yra ne. Ar žmogus yra uždaresnis, manau, atrastume visokių, bet vienas faktorius daro tą žmogų uždaresniu, tai yra bendravimas ne su gyva būtybė, o bendravimas su telefonu. Tai šitas dalykas yra labai stipriai pakeičianti žmonių psichiką, kadangi dabar tipinis tėvelis ir mama vaikui šitą draugą įduoda panašiai nuo 1 metų amžiaus, 1,5 metų amžiaus, kad netrukdytų. Taip, kad jis netrukdytų, kad jis nerėktų, kad jisai, reiškia, dar kitų dalykų nedarytų. Ir jis turi draugą, su kuriuo auga. Ir jam tada
jau 6-7 metų pradėjus eiti į mokyklą, iki tol dar į darželėje, nebūtinai pasikeičia tie dalykai. Vakar irgi mačiau, gal koks trečiokas eina, reiškia tokie kaip nulipęs nuo šaligatvio, įvažiuojant į kiemą, ir mašina važiuoja ir jis į telefoną įsiknybęs ir ta mašina pipsina ir jis tiesiog ne tai, kad pakelt akis, pažiūrėtų, jis neatitraukdamas iki jis ant šaligatvio užlipo ir tęsė savo kelionę. Toks, reiškia, aš sustojau net pažiūrėti, tokį paralelinę tikrovę. Ir šito dalyko tikrai labai stipriai daugėja, mes jau tokių mokinių turime. Karantinas prie to dar tą išryškino dalyką, nes niekur negalėjai dingti, ne, be šito reikalo. Na ir mes jau esame, net yra, sakoma, kad turime prarastąją kartą, kuriai yra mieliau bendrauti ne gyvai su žmogumi, bet telefone. Aš stebiu tą reiškinį, netaip senai pastebėjau, bet kažkaip akivaizdžiai sukrito ir kad žmonės bendrauja, irgi ratose ten, kur žmonės bendrauja emociškiau internetu, emodžių pagalba, dar kažkaip juokeliai, bairiukai, o paskui sueina gyvai ir viso to nėra. Bet čia ne tik jaunimas. Pavyzdžiui, sporto klubo kanalas. Ne, ten meta video viens kitą, ten motyvuoja dar kažką, tai į salę sueina tokie, labas daugiausia, ką pasako, žinai. Ir tada, o grįžę vėl po treniruotės, vėl prasidės bendravimas. Bet jūsgi dirbat į ateitį, tai jūsų, pavyzdžiui, matymas, ką reikia daryti, kad ar gal nieko nereikia daryti, gal šitas pasaulis ir turi tai pasikeisti. Ir turim išeiti į tą. Reikia mokyti elementarios higienos, kur yra gyvas pasaulis ir gyvas bendravimas, kur yra ta elektroninė erdvė. Ir tai turi daryti ir tėvai, ir mokytojai, atskirti šitos du dalykus, išmokyti įvaldyti pačius įvairiausius aspektus. Pavyzdžiui, tipinis mokinys, kad ir pradinukas, jis puikiai žaidžia žaidimą, Minecraftą, dar kitus visus, bet jis nemoka per teksto redaktorių surinkti teksto elementaraus net kelių eilučių, nes jisai to nėra įvaldęs. O tai yra labai praverčiantis dalykas, ar ne? Ir galime šitą sąrašą tęsti ir tęsti, bet tai yra problema. Tai todėl mokytojams dar papildomas iššūkis iškyla susidoroti su visu tuo. Bet kartais ir mokytojams tampa sunku susidoroti, nes jie irgi jau yra įklimpę į šitą visą dalyką. Yra dar, jeigu tu nori kažką tai daryti ir būti truputėlį, jau tas, kuris reguliuoja eismą, nematomai tas, kuris apgaudinėja, tu turi išmanyti tos dalykus. Bet mes ateiname į uždarą ratą apie tą fizikos mokytoją, kuris vienas per 500 km ir jam 60 metų, ir jis dabar mokysis naujausių technologijų ir dirbtinio intelekto. Klausimas. Tai, Gabrieliu, čia ir yra ateinant toks žmogus, kuris vadinasi universitetas, arba mūsų atveju švietimo akademija, ir sako tam žmogui, kuris yra fizikos mokytojas kažkur, žiūrėkit, yra įvairūs kursai, taip, kai kurie yra geresni, kiti blogesni, bet yra daugybė dalykų, kuriuos mes galime paaiškinti, pasireflektuoti, padiskutuoti ir tobulėti, ar ne? Mokytojai yra ta bendruomenė, kuri labai sunkiai šitą dalyką priima. Tiesiog, nes jie yra pripratę būti kitam statuse, tam, kuris aiškina ir vertina, o ne tam, kuriam aiškina ir kurį vertina. Ir antras dalykas, tai yra darbas su jaunais žmonėmis, studijų programos skirtos tiems, kurie yra baigę mokyklas ką tik arba šiek tiek, reiškia, ankstėliau, ir jie ateina į tas bakalauro studijas tradicinės ir mėgina darbuotis, ir irgi su jais yra dirbama ir pagal tradiciją, ir darant spėjimą, bet ir moksliniais tyrimais. Šiais laikais populiarėja akių judesio tyrimai, edukologijoje taikomi, kur didaktai mėgina nustatyti, pavyzdžiui, kaip mokiniai, mokytojai reaguoja į tam tikras užduotis dalykus, kaip jie mėgina surasti informaciją. Ir kaupiant tos duomenis išryškėja tam tikros rekomendacijos, kaip reikėtų dirbti, kaip reikėtų nedirbti. Tai va, šiais laikais edukologijos mokslas nėra tik tai pieštukas ir lapas. Tai yra daugybė panaudojama iš kitų mokslo ateinančių įrenginių netgi, kurie turi padėti. Mes šnekame apie žvalgybą. Taip, čia yra labai rimti dalykai. Nes šiais laikais mes vis dažniau kalbam apie individualizavimą, kad kiekvienas mokinys yra skirtingas, kad mokinys nėra malka,
kurią tu turi padaryti tokią kaip ir šalia gulinti malką. Kad tiesiog tie savitumai yra labai svarbus ir prieigos taškai yra kiti. Tai nereiškia, kad darbas lengvėja mokytojui beje dėl to. Tai visai nereiškia. Nereiškia, bet tai nereiškia, kad tas darbas tampa ir kažkokiu visiškai neįmanomu. Nes yra dalykai, kurie yra... Šiuolaikiškai, tai reiškia, iš to, kai mes kalbamės, šiuolaikiškai skamba kaip challenge'as, toks kaip iššūkis, pavadinkime, ne? Jeigu nori būti mokytoju, tai labai kieta būti mokytoju, nes tai yra labai kietas iššūkis, tik tai ar prisišauksim... Tai va, ir kur čia dabar yra per pastaruosius metus, kadangi tai yra iššūkis, ar ne, pripažinkim, vis daugėja žmonių, kurie įstoja į pedagoginės studijas, turėję kažkokią tai pertrauką, studijavę kitus dalykus, kai kurie net pradėjo dirbti darbus. Yra vadinamos profesinės pedagogikos studijos, kur ateina žmonės jau turintis 10 ir 20 metų darbinės patirties kitose sferose. Ir jiems jau to reikia. Jie yra subrendę, jiems reikia iššūkio gyvenime, jiems nebeužtenka uždirbti ten kažkokio tai atlyginimo, eiti kiekvieną dieną į darbą, tiesiog funkcionuoti. Jie nori to iššūkio. Ar 18-metis, 19-metis, 12 klasė labai stipriai to iššūkio nori? Nežinau, tikrai yra tokių, kurie nori, bet didelė dalis yra tokie 18-mečiai, 19-mečiai, kaip ir aš buvau, kad mes norime atvažiuoti į Vilnių, daryti dalykus, kurie mums yra įdomus, ne tik tai studijuoti, bet ir bendrauti, komunikuoti ir tiesiog eiti į priekį, pernelyg negalvojant į tą ateitį. Tai aš todėl ir labai gerai, aš manau, kad suprantu tą jauną žmogų ir nuvykęs į mokyklą nepradedu jiems knysti proto, kad klausyk, tavo tikrai pasirinkimas geriausias būtų tapti mokytoju. Matau pagal kažką, ar ne? O tai kur yra tas slaptas apgavystės žodis, kad jį priversti būti? Nes, mums reikia mokytojų. Reikia mokytojų. Darykit, ką norit, gyvenkit kaip norit, bet Lietuvoje turi atsirasti nauji mokytojai. Tai kaip jūs... Tai va čia ir yra tas raktas. Kaip jūs tai padarot? Tai tas, jeigu labai tai gerai sektųsi, tai mes nekalbėtume apie trūkumą, ne? Čia yra sudėtingumas viso to dalyko. Bet raktas, kurį mes stengiamės naudoti tiesiog, tai yra viena iš tavo gyvenimo alternatyvų. Galbūt tau, žmogau, jaunas, tiks va šitas pasaulis, apie kurį mes kalbame, nes pasaulis be mokytojo neegzistuos. Jeigu mes matom, kad jauni žmonės yra racionalesni, pakalbėkime apie racionalesnius dalykus, apie mokytojo atlyginimą, apie darbo sąlygas, kurios nėra kažkokios superinės idealios ir panašiai, bet jos yra nuolat tik tai gerėjančios ir ateityje jos gerės dar labiau, nes nėra nė vienos politinės valdžios, kuri norėtų bloginti sąlygas, nes mokytojų skaičius demografiškai sako, kad ateityje jų dar labiau trūks, tai jeigu trūks, tai reiškia sąlygos dar turi gerėti. Čia racionalus toksai požiūris yra. Galim kalbėti vertybinių požiūrių, kad mokytojas yra tautos elitas, kas be mokytojo padarys tam tikrus dalykus. Ir galim tiesiog palikti apie save žinutę. Žiūrėk, jaunas žmogau, yra aukštosios mokyklos, yra Vytauto Didžiojo universiteto švietimo akademija, mes turim tokias studijų programas, mes norim padaryti tą, tu galėsi tapti mokytoju ir paliekam daug taškį. Ir tas jaunas žmogus, kuris galbūt ir per tą pasimatymą 45 minučių su mumis, ir nelabai klausė, ir pakrizeno, ir dar kažką darė, ir mobiliakant pasižiūrėjo, taip yra, jisai kažkada atsisėdęs, atsigulęs ar atsistojęs, kai jam reikės padaryti sprendimą, o ką aš turėsiu veikti ateityje, jisai prisimins šitą dalyką. Ir pradės galvoti, o gal tai galėtų būti tas dalykas, apie kurį aš svajoju. Nėra kažkokio vieno tipažo, kaip turi atrodyti arba elgtis mokinys, 12-okas, 11-okas, kuris būtų super mokytojas. Ar jis turi būti būtinai moksliukas? Ne. Ar jis turi būtinai kažkoks hiperaktyvus būti? Irgi ne. Čia kiekvienas žmogus yra savitas, unikalus ir tų mokytojų tipų yra irgi daugybė ir tai yra labai svarbu turėti įvairovę. Bet žmogui, rengiantis tapti mokytoju, reikia duoti pačius įvairiausius įrankius, išmėginti įvairiausiose situacijose. Todėl yra didelis dėmesys skiriamas ne tik tai teoriniai daliai, bet ir praktikoms, kurių dabar yra tikrai gausu. Ne tik tai tos formalios praktikos, kur eina 3 kartus per 4 studijų metus, bet ir didaktinių užsiėmimų metu, mokyklose praleidžiama daug laiko. Mes investuojam ir valstybė investuoja didelius pinigus į laboratorijų įkūrimą. Dabar mūsų studentai ir dėstytojai mokosi dirbtinio intelekto robotikos laboratorijai kartu su ateinančiais iki mokyklinukais arba pradinių klasių mokiniais. Jie tose realiuose sąlygose mato, kaip šitie dalykai veikia ar neveikia. Ir tie dalykai yra be galo svarbus. Bet
Ar mes sakom, kad šitas kelias yra reikalingas, būtinas ir geriausias visiems abiturientams, kurie šiais metais baigs studijas? Tikrai ne, nes Lietuvai reikia ir daugybės kitų žmonių. Reikia kūrybininkų, reikia policininkų, reikia ugnigesių, kariškių reikia, ekonomistų, gydytojų ir panašiai. Tai negali visi tapti mokytojais. Bet labai svarbu ištransliuoti žinią, kad jaunas žmogus neužsidarytų į kiautą ir sakytų, kad ne, šito dalyko tikrai ne, jis yra ne man. Pagalvoti apie šitą dalyką. Galbūt ir ne dabar baigiant mokyklą, bet ateityje, kai atsiras toks dvangt, jau būnant 30-mečių, 40-mečių, galbūt ir net vyresnių, išmėginti kelią mokykloje ir prisidėti prie tų pokyčių, kurie yra visuomenė. Nes mes dažnai mėgstam kritikuoti mokytojus, kad ir sakyti, kad jie nepadarė to ir kodėl mokiniai nežino apie ekonomiką kažkokių dalykų. Tai gerbiamas ekonomistė, skirk 2-3 valandas per savaitę, ateik į kažkokią mokyklą X su 11-okais, 12-okais, mesk ekonomikos pamokas, padarysi pokytį. Tokie, žinot, iš to pokalbio, iš jūsų šito monologo, šiaip labai prasmingo. Senovės vėl viskas sugrįžta į senąją, reiškia, pats seniausias, labiausiai patyręs, turintis daugiausiai žinių, konfu meistras, reiškia, nustoja užsimti tik tai savim, bet pradeda mokyti mokinius. Nu, toks. Ir va tau ir kelias, gal ir. Tik tai reikia jam sudėti, reikia jam įduoti į rankas įrankius, reikia jam šiuolaikiniam, reiškia, jaunimui duoti šiuolaikinį mokytoją, bet automatiškai gal su karta, su viskuo, dabar žiūrėkit, mes irgi suaugę, tais telefonais puikiai naudojamės. Vis tiek kažkur panašiai koja einam. Taip, tai ir mokytojai irgi, aišku, tam tikrose dalykuose mes turim pasimokyti iš mokinių. Ne tik tai technologiniuose dalykuose, mąstymo dalykuose, suprasti, kad kitaip galbūt priimami patys įvairiausi klausimai, kad negalim kaip mokytojai užsidaryti kiautį ir sakyti, žiūrėk, čia yra pasaulis, kuris buvo prieš 30 metų, man jis tik tai yra svarbus ir tu turi prie jo pritapti. Ne. Mokytojai irgi labai stipriai keičiasi. Bet gal mokytojas neturi pasakyti, mokytojas turi mokėti suprasti. Tai čia irgi yra susijęs su pokyčiu, ar ne? Neatmesti iš karto, bet bandyti suprasti ir dialogo būdu rasti bendrų kompromisų krūvą, kaip kad abi pusės būtų įvykdžiusios savo misiją. Taip, tai mokytojas neturi būti kiautė, kaip ir mokinys neturi būti kiautė. Mokytojas neturi būti vien telefonė ir mokinys neturi gyventi vien telefonė. Klausykit, nutinka tokie dalykai, nutinka. 100%. Čia nereikia sakyti, kad mes visi esame šventieji 100%. ir panašiai. Taip yra. Mokytojas yra natūrali mūsų visuomenės dalis. Ne iš kosmoso nuleistas, ne iš žemės gelmių kažkaip išgimdytas, bet kokią mes turim visuomenę, tokią turim ir mokytoją. Ir sugrįžkim tada į kraštinį. Kraštinį galbūt net ne klausimą, o tokį norėčiau išplėtoti VDU švietimo akademiją. Vardan Lietuvos ateities ir pedagogikos. Ką jūs veikiat? Mes veikiam daugybę dalykų, bet kas yra susijęs su mokytojais, tai 4 aspektai. Pirmas aspektas ir pirmoji sritis tai yra moksliniai tyrimai. Tai čia, kur rimti dėdės ir rimtos tetos, tyrinėja įvairiausius dalykus, atsiranda straipsniai, monografijos ir įvairios rekomendacijos. Tai yra be galo svarbu. Šitas dalykas pas mus yra tarptautinis, labai aukšto lygio, lygiuojame su kitais didžiausiais universitetais, tai yra labai gerai. Ir yra kiti 3 dalykai tiesiogiai susiję su mokytojais. Tai yra studijos, kurias mes siūlome. Visų pirma, yra tradicinės bakalauro, magistrantūros, doktorantūros studijas, kurias gali rinktis įvairaus amžiaus žmonės ir tai efektyviai daro. Tai bakalauro studijos šiuo metu mes padengiam beveik visas disciplinas, kurios yra šiandien dienai mokykloje, išskyrus tokias labai smulkes. Tai yra ir mokomo dalyko pedagogikos studijos, pradinio ugdymo, iki mokyklinio ugdymo, specialiosios pedagogikos studijos. Ir dabar mes reaguodami į tai, ko reikia Lietuvai ir didesniam regionui, didžiąją dalį studijų programų turime 2 diplomo. Tai pradinis ugdymas ir ankstyvasis užsienio kalbų mokymas.
istorija ir geografija. Tai tokiu būdu prasiplečia ir studento kompetencijos, bet kita vertus jis ir darbo rinkoje yra gerokai perspektyvesnis. Jis nuvykęs dirbti kažkur kaip pradinių klasių mokytojas, jis gauna papildomą galimybę dirbti, užsidirbti su tais mokiniais savo, tais pačiais mokydamas anglų kalbos arba anglų kalbos ir ispanų kalbos. Tai čia yra reagavimas į... Bet čia senoji tradicija. Kažkada jau buvo, po to buvo atsisakyta. Mano dėdė yra baigęs fizinį geografiją. Taip. Šitas dalykas buvo reaguojant ir į to, ko reikia mokyklai, nes seniau irgi trūko mokytojų, buvo mėginama išspręsti šitos klausimus. Tai dvigubos tos specialybės iš dalies padeda šitos dalykus spręsti. Tai tas yra labai svarbu. Kitas modelis yra pedagogikos profesinės studijos. Jos yra skirtos žmonėms, kurie jau dirbantis kažką gyvenime, baigia aukštąjį mokslą, bet jiems atsitinka dzvingt ir jie sako, aš noriu būti mokytoju. Jis ateina tas profesinės pedagogikos studijos, studijuoja pedagoginių, psichologinių dalykų ir jeigu yra poreikis, dabar čia yra tokia naujovė, gauna dalį dalykinių žinių. Na, pavyzdžiui, jeigu aš esu baigęs žurnalistiką, bet noriu būti lietuvių kalbos mokytojas, artimos pakankamai sritis, ar ne, aš raštą valdau, bet natūralu, kad kalbos galbūt taisyklių netaip išmanau, tai tam tikrą kreditų skaičių dar tu gauni iš tų dalykinių žinių ir tu jau tada gali tuo pačiu metu dirbti mokytoju ir mes dabar tokią ir situaciją turim. Didžioji dalis profesinių pedagogikos studijų klausytojų jau dirba mokyklose. Na ir tada įgyja, jau tampa pilnateisiais mokytojais. Beje, kaip ir nemaža dalis mūsų bakalauro studentų įsidarbina mokyklose ir darbuojasi mokytojais. Tai irgi praturtina juos iš tokios praktinės pusės. Aišku, labai svarbu tada savikontrolė studento, kad jisai nepamirštų į paskatas ateiti, nes kad jis nebūtų tuščias mokytojas, ar ne, nes įgytų įvairiausių dalykinių žinių. Na ir trečias modelis tai yra mokytojų perkvalifikavimo studijos. Ypatingai populiarios, kai mokytojai susiduria su darbo krūvio problemomis, sakykime, nebelieka to dalyko jiem tiek pamokų mokykloje, tai šalia savo turimos specializacijos įgyja papildomą. Tarkim, istorijos mokytojas dar tampa geografijos mokytoju. Arba atvirkščiai, iš giminingų tokių sričių, kas šiais laikais populiaru rusų kalbos mokymas, kadangi mokytojų mes dar rusų kalbos nemažai turėjome, didžioji dalis ėmė persikvalifikuoti, kai mums tos rusų kalbos vis mokyklose reikėjo mažiau, tapo specialiosiomis pedagogomis, kitų kalbų mokytojomis ir tai šitie dalykai yra svarbus. Tai vat 4 pagrindiniai dalykai - mokslinė veikla, bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijos, profesinės pedagogikos studijos ir mokytojų perkvalifikavimo studijos, kurios yra labai svarbios ir tokiu būdu atsiranda tas oficialusis mokytojas. Bet šiandien dienai mokytojų tapti nebūtina ir turėti to diplomo. Taip, visi tie formalūs reikalavimai ateis kažkada gyvenime. Svarbiausia turėti noro. Noro nerti į šitą pasaulį, pasidalinti turimom patirtim su jaunais žmonėmis, ir nuolat būti visame tame katile, kuris stuma mūsų visuomenį į priekį. Nu tai, kad jūsų žodis, kaip sakant, pedagogikos dievui jausi. Ačiū. Susimatysim.